Kaip turėtų elgtis darbdavys, jeigu jam darbuotojas reikalingas? Tai va, praeitą savaitę dirbau apie 20 valandų, o šią savaitę nesulaukiau jokio pasiūlymo, man niekas nepaskambino, nepakvietė dirbti ir dar pasakė, kad įsižiūrėjo mano vaizdo įrašą ir kad aš tam vaizdo įrašę pasiskundžiau, kad man sunku, dėl to dabar mane nori atleisti ir greičiausiai atleis šią savaitę, bet noriu pasakyti, kad dar prieš tai, kai nebuvau nusifilmavęs, aš paklausiau, ar reikės kitą savaitę dirbti ir sako, nieko nežinau. Man pasakė, kad šią savaitę kaip ir nereikės dirbti, kai aš pasiskambinau iš viso, man nepasakė jokio laiko, nepasiūlė jokio laiko man nepasiūlė jokio laiko, aš taip ir nesupratau, ar aš iš viso būsiu reikalingas tam darbe, nes man nepasiūlė jokio laiko, praeitą savaitę pasakė, pasižiūrėsim. Ir ką aš noriu pasakyti, jog taip išeina, jau praeitą savaitę man pasakė, kad lyg ir nereikės mano paslaugų. Šią savaitę mane paskambino, iki pat penktadienio nedirbau, nei vienos dienos nedirbau. Savaitgalį irgi, taip ir nesusitarėm, ar aš eisiu dirbti. Praeitą savaitę viskas buvo tvarkoj, man parašė grafiką, valandas panašiai, o šią savaitę man nieko nepaskambino, nieko nepasiūlė. Aš taip pat paklausiau, sakau, tai ar man reikės ateiti? Sako, neaišku. Tai įsivaizduokit, darbdavys įdarbina ir nereikia eiti į darbą. Čia klausimas, ar aš jiems iš viso esu reikalingas? Nes aš tai dirbti noriu. Tai buvo sunku, bet čia tik tai vaizdo įrašas. Jeigu jiems tikrai reikalingas darbuotojas, jie nepuls ant kiekvieno vaizdo įrašo ir sakyt, kad tipo, va, čia tu skundysi, ar tu galėsi dirbti, tai matyt, šią savaitę mane atleis. Ir ką aš noriu pasakyti, jeigu darbuotojas reikalingas, tai joks vaizdo įrašas, nebent ten būtų įžeidinėjamas darbdavys ar panašiai, joks vaizdo įrašas negali būti priežastimi atleisti darbuotoją. Jau praeitą savaitę pasakė, kad man nereikės dirbti. Jau praeitą savaitę buvo toks pokalbis ir pasakiau, reikės ateiti kitą savaitę į darbą. Sako, nežinau, bus matyti. Šią savaitę nepaskambino, buvo užsakymų, bet man nepaskambino. Aš pas pasiskambinau. Ir iš pokalbio aš supratau, kad manęs nenori ten laikyti. Iš pokalbio supratau, kad aš jiems nereikalingas, nes mane paskambino, jokio laiko nepranešė, pasakė, kad savaitgalį nereikės dirbti. Kol aš pas nepasiskambinau, tai rytoj eisiu, rytoj turbūt mane atleis iš darbo. Arba sekmadienį. Viršininkė pasakė, kad tu skundėsi vaizdo įrašę, kad tau sunku dirbti. Tai nėra priežastis atleisti darbuotojo, kai jam sunku dirbti. Reikia kalbėti su darbuotoju, reikia derinti su darbuotoju. O jeigu jinai mane atleis, tai vadinasi, jiems darbuotojai nereikalingi, supranti. Jeigu jie mane atleis, tai yra tik tai vienas dalykas aiškus. Darbuotojai jiems nereikalingi. Ir apskritai darbas indus plauti, tai bet kas gali indus plauti, dar geriau net nei aš, supranti, bet kas gali indus plauti. Bet pavyzdžiui, kažkokį normalesnį darbą man pasiūlytų prie kompiuterio, ar su kažkokiais, ar su prekiam, ar dėlioti, ar dar kažką daryti, žinai. Mane įdarbino tik tai laiptinės plauti. Tai bent darbas, šūdo gabalas tos laiptinės, nepatinka man ten, aš jau pripratau, aš jau sugebu išsiversti. Aš jau pripratęs plauti laiptinės, bet pavyzdžiui, mano vadovas Tomas priemonių jokių neperka. Jeigu aš neturiu priemonių, aš lieku kaltas, tas mano vadovas priemonių neperka, vadinasi, jis irgi nenori manęs laikyti. Nes jeigu jis būtų geras vadovas, jis man nupirktų priemonę, žiūrėtų, kad man būtų gerai, kad būtų su kuom dirbti, tas Tomas. Tomas man priemonių neperka, kiemsargis daiktus atiminėja darbe, spyną užrakino, mėnesį laiko užrakintą spyną, kiemsargis.
Tai vadinasi, aš ne tik, kad toj kaviniai nereikalingas, aš ir laiptinėse nereikalingas, nes priemonių man niekas neperka. Kiemsargis mano priemonės atema, nebaudžiamas, supranti? Kiemsargis iš manęs priemonės ima, daiktai gali dingti. Tai nei aš tose laiptinėse reikalingas, nei aš tai kaviniai reikalingas. Nes dėl vaizdo įrašo negali būti, kad atleis dėl vaizdo įrašo. Jums aš jau praeitą savaitę sakė, neaišku, ar tau reikės eiti į darbą. Tai tiesiog noriu pasakyti, kad jeigu darbuotojas reikalingas, juo bus pasirūpinta. Jam bus nupirktos priemonės, jis turės atskirą kambarį, jo daiktų kiti darbuotojai nelies. Ne taip kaip tose laiptinėse pas Tomą. Pastoviai kažkas paima mano daiktus, aš turiu ieškoti, kur jie padėti. Supranti, spyną laikė, mėnesį laiko užrakinta. Ir darbas plaut laiptinės, tai yra labai žemos kvalifikacijos darbas. Tai yra ir sunkus, aš jau pripratau. Jau laiptinės plaut pripratau. Man jau nebe problema, svarbiausia, kad būtų priemonių. Laiptinės plaut aš pripratau. Bet vis tiek. Tai yra labai žemos kvalifikacijos darbas. Norėčiau kažką geresnio turėti. Norėčiau turėti kažką geresnio nei laiptinės. Ir labai mažai moka. Moka labai mažai pinigų už laiptinės. Moka nepaprastai labai mažai pinigų. O darbo ten daug. Ir niekas mano priemonių niekas neparūpino. Kiemsargis mano daiktus ima. Spyną paliko užrakintą, mėnesį laiko negalėjau dirbti. Nieko neišvalė, priteršta laiptinėse, buvo pilna smėlio, žinai. Tai aš manau, kad mane ne tik iš tos kavinės atleidinė, jau tik įdarbino, iš karto sako, tau nebereikės dirbti. Tik įdarbino, iš karto sako, tau nebereikės dirbti. Taip ir su tose laiptinėse. Kol turėsiu priemonių, dirbsiu, neturėsiu priemonių, tai gal jau mane ir laiptinėse nori išmesti. Nes kiemsargį šūdiną parinko, kuris mano priemonės ima. Ir ne tik mano priemonės. Aš noriu pasakyti, kad man ir tų priemonių niekas neperka. Aš turiu pas nusipirkti. Ir dar kiemsargis ima mano priemonės. Nors pats turi, jis paėmė semtuvėlį. Jisai paėmė semtuvėlį, nors turėjo lygiai tokį patį. Tai va, psichologinis spaudimas laiptinėse. Dėl kiemsargio elgesio. Sulaužė man šluotą. Sulaužė man mopą. Laikiklį sulaužė. Tai va. Šūdinas darbas ir negana to, kad šūdinas darbas, dar pasirodo aš ten ir nelaukiamas, ir nepageidaujamas. Nes man niekas priemonių neperka.